Tadam! Praeitą kartą darydamas šitą bastrapą, dirbu ir žinote, kartais ateina tas momentas, kai tu kalbi, pasakoji į telefoną ir jauti, kad ten tyla absoliuti. Tai ir man tai buvo, darau tą bastrapą, kalbu ir jaučiu, kad kamera tai jau išsijungusi. Taigi išsikrovė baterijos ir kamera įsijungia, ten smulkmena, ten nieko stebuklinga, bastrapą pasikabinau jau, štai iš čia kabo kampu, kaip ir sakiau, dabar šitas kampas nebeaidi, nebesimušinėja garsas tame ir va jis tokios pats palošia, dar vienas dasidės paskui jau į viršų, dar vienas bus toks kaip pratesimas, šitą kampą sutvarkysim, tai va, bus visai super. Pagaliau gera žinia, naujiena tokia, kad pagaliau parkeliavo stiklas, paketas stiklo, kuris įsistatys čia. Kaip tik šiandien ir parodysiu, kaip įstatysiu šitą stiklą, bus palenktas kampu ir kodėl paaiškysiu. Stiklas yra 3 stiklų, 2 paketų, kitaip tariant. Ir dar, kaip kalbėjom su gamintojais, berods šitie 2 stiklai turi papildomą plėvelę specialią, kuri dar, kaip supratau, numinkština stiklo vibraciją nuo garso. Skaitus, dar absorbuoja šitą visą garsą ir nuima energiją visą. Tai, kai įstatysiu, šitas stiklas turėtų laikyti, nerealiai daug garso ir nepraleisti į šitą patalpą arba iš šitos į aną patalpą. Tai kągi, einam darbuotis, persirengiu, pirmino jūs spauskite laiką, subscribikit kanalą ar prenumeruokit lietuviškai, ir pakomentuokit galų gale. Kuo daugiau jūs reaguojate į mano video, tuo daugiau jis matomas YouTube platformoje, ir galų gale ten man vienas kitas centas įbyra, tai gal dar ruberoidų išeis nusipirkti. Galų gale viskas kainuoja, kad ir nebrangiai bandau viską daryti, bet vis tiek viskas kainuoja, nėra iš oro taip gaunu. Tai va, ačiū už paramą, už pagalbą, už paspaudimus, galite kiekvieną dieną ten net nežiūrėti, garso nejungite, paspauskite, svarbu, kad prasisuktų peržiūros ir viskas, jums tai nieko nekainuoja, tiesiog man naršai po YouTube, reikia tą paspausti, ir viskas. Ačiū, einu dirbti. Kągi, kadangi man čia mikrofoniniai reikia irgi dar 10 cm vato sudėti ant sienų visur, tai pridėsiu dar lentas, tada paaiškės, kiek galėsiu suversti stiklą. Kodėl reikia suversti stiklą? Labai svarbi priežastis, kadangi čia, kai stovi mikrofonas, kažkur vis tiek toj zonai dažniausiai prieš stiklą žmonės stovi dainuoja, kad mes galėtumėm vienas kitą matyti, ten susikalbėti, žiūrint į akis vis tiek paprasčiau viskas darosi. Tai stiklo pavertimas kampo, aišku, kiek įmanoma didesnį kampą, jeigu padarai, tuo geriau. Skaitos, kai dainuoja žmogus, visas garsas atsimušęs į stiklą neatlekia tiesiai atgal į mikrofoną, bet jis gauna kampą ir grįžta nuo stiklo atspindys garsinis žemiau dažniausiai nei pats mikrofonas. Ir ten to atspindžio antiek minimaliai įsirašo ir jeigu įmanoma šiek tiek mikrofono, šiuo atveju pas mane šita mikrofoninė bus didesnė nei prieš tai turėjau, tai bus galima įstatyti dar šiek tiek tolėliau nuo stiklo. Tai praktiškai tas palenkimas jau muša garsą žemyn. Galima į priešingą pusę, tada į viršų muš, bet jeigu žmogus aukštesnis, ir aukščiau mikrofonas pastatytas, yra dažniausiai bėdelė, kad gali vis dėlto grįžti garsas į mikrofoną. Tai geriau yra, kad garsas muštųsi žemyn. Mikrofonas vis tiek tada aukščiau būna ir ta apatinė dalis dažniausiai jau labai silpnai gaudo garsą. Dar dažnu atveju mikrofoną kabinam iš viršaus, gal aš netgi čia irgi darysiu taip, kad mikrofonas kabėtų iš viršaus ant kokios gervės, kad mažiausiai trukdytų, nes stovas yra stovas, visada niuansai atsiranda visokio ant gervės, galima taip pareguliuoti ir pabandysiu patogiai padaryti. Ilgainiui norėsiu čia, kad 3 mikrofonai susijungtų, iš pradžių vieną paimsim, paskui 3 padarysiu, kad galėtų 3 žmonės grupė kažkokia pripratę kartu dainuoti, kad galėtų atsistoti ir ausinės susidėję, visi 3 dainuoti vienu metu ir aš įrašinėsiu jų atskirus takelius kiekvieno vokalo. Tai va tokia mintis. Taigi, dabar ruošiu vietą stiklui įmontuoti. Štai gerosios priemonės. Kad ramiau miegočiau, uždėsiu dar superinių klijų kažkiek, kad prie blokelio ir prisiklijuotų medis. Nes šitas kaip ir pagrindinis apatinis laikantysis viso rėmo. Praktiškai su tais klijais galėtų laikyti, bet įsuksiu dar papildomai varžtus. Ir vėl galbūt reikia eiti didesnį ieškoti. O jūs komentaruose parašykite, ar jums įdomiau žiūrėti, kai lėčiau atrodo lėtesnį vaizdą, ar tokį tą sugreitytą, kur galbūt nelabai yra ką žiūrėti ten. Man įdomu, kaip geriau daryti. Nusėk padaryk. Jachunį.
Paskui papildomai iš tos pusės, pavyzdžiui, iš čia ir iš anos tarpelius dar su tai savo superiniais klijais užtepsiu, tai bus tokia guma, kuri stipriai sulaikys garsą, kuris prasimuš dar pro putas. Paketo storis 5 cm. Na štai stiklas įdėtas, putos džiūna. Bandysiu įsirenginėti stalą. Pasidėti jau, turiu kilimą tokį laikiną pasiklosiu čia, kad būtų galima jau atsisėdus šiek tiek laisvo laiko nuo statybų pailsint, pribėgti prie kompiuterio, jau šį bei tą darbuotis, tvarkyti takelius, dėlioti suvedimą, gal kažkokį pirminį pasidaryti ir panašiai. Žodžiu, darbo prie kompiuterio daug, ir nuotraukų tvarkyti yra, ir video. Ir jau noriu pasidaryti stalą, kad būtų galima galbūt net įrašyti jau ir būgnus kažkokiai dainai, nes yra jau norinčių, kaip girdėjot, vienam video jau skambina žmonės, vis nori ateiti ir parepetuoti ir įsirašyti. Tai reikia ir dirbti, ir prie statybų dirbti, pasidaryti viską ir kartu prisėsti vis prie kompiuterio. Tai jo, bandau susistatyti viską. Kaip sakiau, kilimas laikinai, paskui dėsim visą kiliminę dangą. Kitokia bus, bet šitas visai prie to rūdo tinka irgi, žiūriu. O, liūtas, mano zodiako ženklas. Va, ir beveik telpa čia. Bet čia man trukdys praeiti, jeigu stalas čia kėdė bus blogai. Gal aš jį kitaip pasuksiu. Su kėdė bus galima būti ant kilimų. Na kągi, man atrodo laikinai šitą stalą pasilieku dabar čia, bet kai baigsiu viską įrengti, šitą mesim lauk ir kampas nuskilo, žiūriu, bevežant, perkraustant. Ir šiaip nežinau, jis man patogus. Norėjau, kad šiek tiek arčiau eitų viskas, lystų ten, nes šita vieta man gan svarbi, nes dar žadu tenais prie tos vienos sienos galbūt podcastus kokius filmuoti, apie ką nors įdomaus, galbūt apie suvedimus kažką pakalbėti. Tai čia reikia tos vietos, kad kamerą pastatyti, kad užtektų ir panašiai. Okay. Labą dieną, ponai ir ponios. Dėsime kampe, išbandysim, gal dar čia reikės mažus bastrapus padaryti irgi už kolonėlių. Žiūrėsim, kaip skamba. Ir šiek tiek tos raudonos spalvos čia visai gal ir nepamaišys. Man jinai jau atsibodus buvo, bet gal visai įdomiai. Kaip taisyklingai pasidėti kolonėlės. Tarp kolonėlių turi būti maždaug ten kelių centimetrų paklaidoj tikslus trikampis. Atstumas tarp kolonėlių nuo kiekvienos kolonėlės iki mano ausų. Atstumas turi būti, sakau, 5 ar 10 centimetrų, tai čia ne pasaulio pabaiga, bet kaip galima tiksliau. O, kolonėlės apdulkėjo, bet to nuvalysim. Paskui, kai nedirbsiu prie kompiuterio su garsu, vis uždengsiu šitą vietą dabar, kol darbuosiuos toliau. Ta pačia galagro pridane. Kolonėlės. Kokias naudoju kolonėlės? Čia amžinai nesibaigiančių diskusijų tema. Kokias studijoje naudoti kolonėlės? Aš jums pasakysiu taip, naudokit jūs kokias norit. Aš naudoju Focal firmos. Kodėl? Tai atitiko mano finansinės galimybės ir tai, ką aš iš jų girdžiu pagal savo skonį. Viso ko pagrindas yra priprasti prie esamo garso, kuriame tu dirbi, išklausyti daug preferenciją vadinamų palyginamojų lietuviškai takelių, pagal gerus užsieninių studijų įrašus, visokių stilių, nuo roko iki popso, svingai džiazai ir taip toliau. Ir gerai pažinti, įsiklausyti, kaip skamba tavo garsas tavo aplinkoje. Ir kuo tu geriau jį pažįsti su tuo, su kuo tu dirbi, tuo tau paprasčiau ir aiškiau, ką reikia daryti, kad suvedimo metu, naudojant ten equalizerį ar efektus, taip juos panaudoti, tiek sudėti, nuimti, nupjauti, pakirpti ir panašiai, kad prie to, kad tu mėgsti kokį garsą ir kaip jis tau gaunasi per tavo kolonėlės, kad tas miksas tiesiog gerai, labai panašiai, gal net taip pat skambėtų tuose užsienio studijų, garsių studijų darbai, kurie yra pasaulyje pripažinti, kurie labai gerai skambantis yra ir kad tavo takelis tame playliste, dainų sąraše groja playeris kažkoks, ir pradeda tavo darbą skambėti. Jis neturi šokiruoti, jis neturi versti nei didžėjus, nei tavęs pačio eiti, sukyti žemus dažnius ar aukštus ten ar vidurius,
kažką daryti, ar garso pridėti, ar nuimti. Vadinasi, tavo reikalas yra pažinti savo garsą, su kuo tu dirbi, kokioje aplinkoje dirbi. Tam kartais reikia ir 2 ir 3 metų. Nėra taip, kad savaitę paklausysi ir jau tau gausis viskas. Ne. Aš senojoj studijoje praktiškai per 2 metus supratau, pažinau savo kolonėlės, savo garsą, savo aplinkos garsą, ko pasiekoje man užtekdavo sumiksavus muziką, dainą, įrašius, paklausyti mašinoje, paklausyti namie per televizorių, telefone. Ir kartais 1 kartą, kartais tik 2 kartus, bet prisiliesdavau pataisyti kažkokias smulkmenas, kurios užkliūdavo kitose įrangose klausantis. Reikia svarbiausia pažinti garsą, savo garsą, pagal savo mėgiamą garso natūrą, ar kaip čia pasakyti, pagal tavo skonį. Ir kolonėlės, ar tu pirksi, aišku, kainų santykis nuo 1000 iki 30 000 skirtumas yra. Ten faktas, detalumą gal didesnį išgirsi panašiai, bet ar tas detalumas tau duos ką nors, jeigu tu to detalumo skonio neturi kokio muzikinio ar garsinio. Tai čia vėlgi, kaip sakau, kaip ten bebuvę, visa muzika dabar jau klausoma pagrindė ne CD, o Spotify'us, YouTube ir panašiai, tai turim orientuotis panašiai į tą patį, ką klauso visas pasaulis. Na ir žinoma, koncertam padaryti kitą suvedimą, nepatingėti, dar vieną suvedimą padaryti ir šiek tiek padaryti kitaip. O kuo jie skiriasi, pakalbėsiu tikrai kitame video, kažkokį apibendrinimą padarysiu tikrai. Fokal dirba ir vargo nemato. Kainą dabar nebeatsimenu, ar 800 už abi mokėjau, kažkas po 400. Jie yra Fokal Alpha 80, tai čia yra 8-tukai garsiakalbiai, bosiniai. Yra šiek tiek pasireguliuoti dažniam, žemiem aukštiem, bet aš iš pradžių visada pasidarau ant 0, lygiai, kaip sakant, kad eitų. O tada jau bandau susipažinti ir išsiaiškinti, ko man čia reikia. Jautrumas decibelų dar persijungia, galima iki, kiek čia iki, padidinti jautrumą nuo 0 iki plus 6 decibelų. Tai čia tam, jeigu kažką labai tyliai kas nors, ką nors įgroja ir sunku be išgirsti ar panašiai, gali tiesiog jautrumą pasididinti, girdėsi garsiau ir geriau. Man patinka toks geras, toks pilnas koncertinis garsas, kad nebūtų pošis makaliošės, švarus, kad žemi dirbtų normaliai, dar subą statau būtinai, nes jų šiek tiek pritrūksta, kad žemus dažnius gerai suvesti šiek tiek pritrūksta. Vien su jom, jeigu dirbi, dažniausiai pasidaugydavau žemų, atrodo miksas toks per daug pilna žemų. Tai vėl nėra gerai. Kai pasijungiau subą, reikalai pasikeitė, viskas pagerėjo. Nu, gražiai. Nu ir aš mėgsiu tiek aukšti dažniai, kad būtų panašiai ausų lygi, aukšta dažniai. Nes su aukštais dažniais jo daugiausiai vargelio, kad juos gražiai ten padaryti. Tai labai gerai yra girdėti gerai aukštus dažnius. Kas dar? Monitoriai. Oi, po statybos, kraustymaisi. Naudoju 2 monitorius. Vienas liko kolegos, gal dovanų nežinau, gal dar reikės atiduoti. Kitą naują buvau pirkęs 4K, kad skaitytų, nes sugalvojau, kad dar reikia ir nuotraukas, ir video tvarkyti su tuo monitoriu. Bet pasirodo, Windows'ai nėra skirti. Nors ir kompą buvau galingas susirinkęs, bet bent jau muzika man eina kaip bitutė. Su kubeisu dirbu 10. Ten atsinaujinęs 10,5, man atrodo dabar. Muzika eina be problemų. Vieną kartą arti 300 takelių buvau visko prisirašęs ir jokių strigimų dirba. Kaip žvėriukas. Bet video tvarkyti su Sony Vegas ir panašiai tai buvo labai blogai. Viskas strigo, niekas man čia neveikia gerai. Kad ir naujas monitorius, kad ir kompas galingas surinktas. Plius minus specialiai rinkau, tai pabaigoj iMac'ą nusipirkau ir ramybę. Ir ekranas idealiai sukalibruotas, nereikia ten nieko kalibruoti. Tai nuotraukom video su DaVinci perėjau nuo Sony Vegas dirbti, tai irgi visai kitas reikalas. Užstoja kolonėlės dabar. Tai va, taip neplanavau, nes jie man būdavo šiek tiek toliau ir kolonėlės plačiau anoje vietoj. Teks kažkaip tai stalpinti. Aišku, smulkmenėlė, bet niuansas vis tiek niuansas, šiek tiek užstoja kolonėlės kraštą. Nu, reikia prasireguliuoti, kad praeitų. Gal juos reikės giliau ten už kolonėlių tiesiog, kad jie tilptų prie nuos sienos pasidaryti. Ko gero taip ir darysim, kažkaip tai juos kišim šiek tiek į antrą planą. Gerai, nešam kompą. Gal žinot, kuris? Gerai, žodžiu, aš susirinksiu viską, kompą, laidus susijunginėsiu, tada jungsiu garsą, jau pasimatysim neužilgo.
hai. Sveiki, sveiki. Tai štai pagaliau pasistačiau stalą, įsijungiau kompiuterį, pasileidau viską garsą, išsibandžiau. Nu, žinokite, pirminis vaizdas visai nenuvylė, nors dar patalpa visa ir neįrengta iki galo akustiškai nesutvarkyta. Bet šita siena veikia labai šauniai ir man čia iš priekio aidesio jokio neateina, tik girdžiu biškutį iš kitos patalpos dalies, kaip sakant, vat iš lubų, iš šoninių sienų, bet iš priekio man patinka. Gali būti, kad čia jokių difuzorių priekyje ir nedėsiu, reikės gal biškutį iš galo pasidaryti, kai jau absorbuosiu garsą, tai va, bus matyti. O, viskas jau veikia, bus galima jau vieną kitą gitarą, galbūt būgnus įrašyti, nes būgnam beveik kaip ir gal geriau, netgi toks šiek tiek gyvas akustinis variantas. Nes būgnų vietą irgi už nugaros mūrysiu išplytų tokia, kad nebūtų vien vata visur aplink būgnus, kad netaptų vien ausy tukšt, 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 tukšt. Garsai, kad būtų toks biškutį uodega įsirašyti pum, pum, tang, bom, ane? Tai vat, tokio natūralumo, gyvumo norisi irgi iš tų gyvų instrumentų, kad liktų. Nu ką, o sekantis etapas, ten už stiklo lysiu, įsirenginėsiu mikrofoninę, tai filmuosime jau iš anos pusę ir viską rodysiu, kaip reikia teisingai įrengti mikrofoninę. Man jau rašo mano brangioji, ko gero jau aš važiuosiu namo šiandien, o jūs nepamirškite spausti laiką, prenumeruokit kanalą, komentuokite, sekite naujienas, stebėkite, kaip vyksta mano garso įrašų studijos įrengimas, pačiu savo rankomis, be niekieno pagalbos praktiškai. Tai tiek tam kartui. Iki.